Kaimo šokiai nyksta tokiu pat greičiu, kaip ir vyksta tautiečių emigracija. Tačiau ne visur. Štai Utenos rajone Užpalių miestelyje kiekvieną šeštadienį jaunimas trypia ne tik pagal populiarią šiuolaikinę muziką, bet šoka ir polka. O šių šokių organizatorė, nerealioji Mrs. DJ Birutė, sako, kad šokiai Užpoliuose vyko, vyksta ir vyks. Aišku, yra pagrindinės tos vežančios, kur yra topai, kur eina visur. Iš lietuviškų tai dabar turbūt šito Montvido togi daina. Aišku, naujiem metam dėdi visas tas naujametinės, Mikutavičiausgi praslydęs pargriūna. Tas daug seksonas per naujos. Mrs. DJ Birutė, kai kurių užpališkių vadinama tiesiog DJ Mamanė, prie pulto stovi jau 24 metus ir dar stovės tiek, kiek leis sveikata. Šokių organizatorė pati net reguliuoja apšvietimą. Iš mūsų techninės dalies paimsim svarbiausią civilizacijos techninį stebuklą – apšvietimo aparatą. Šviesų valdymo pultas kaime. Užpalių miestelyje tiksliau. Nu, va, vakar buvo šimtadienis, dabar bus šokiai. Reikia apsišviesti. Man moteriškiai kopečiam vaikščiat, laipėt. Jau nebelabai tie metai, bet tenka da palaipėt. Kai kurios apšvietimo lempos, pasakoja Birutė, yra panaudotos ne visai pagal paskirtį. Jos išsuktos iš traktorių ir kombainų, o štai veidrodinis rutulys pagamintas iš mokyklinio gaublio, aplipdžius jį veidrodžio šukimis. Elementaru, Watsonai, plojimai Mrs. DJ Birutei. Šitą rutulį su visu tuo pistolėtu pirkau už samagono butelį. Tai anksčiau tuo metu, kai pirkau, buvo labai liuksiškas dalykas, bet dabar jau su tuo lešiu kažkas nebetvarko. Maža to, stotinga moteris ne tik veda šokius, tačiau dirba ir apsaugos darbuotoja. Fizinių jėgų moteriai prireikia tada, kai kaimo jaunimėlis šokiuose sugalvoja aiškintis tarpusavio santykius. Atsargiai, maža nepasirodys. Aš labai geras saugos firma, šiaip pastaruoju laikotarpiu bendravom su policija, negaliu pykti, džiugu, jie atvažiuoja, bet be abejonės pagrindinė apsauga dabar jau aš nebeturiu tiek jėgų, kiek seniau turėdavau, bet daug, prieš kokį 15-20 metų, tai daug žmonių, kurie pasakytų, kad Birutė mane ištisė iš salės, man ir įspyrė. Nu, tada įstatymas leido, bet tai buvo draugiški dalykai. Ir kaip aš ir pati teigiu, mano turbūt nervai yra galūnėse, tai aš suimu rankas ir tą pendelį tokį, nu... Kiti trapaus vardo Birutės, bet anaip tol netrapios didžėjos nuotykiai pirmadienį Lietuvos ryto televizijos laidoje Gyvenimo būdas.